Gavau klausimą Facebook'e, mergina ant savo to cover picture, cover foto yra užsidėjus BMW ženkliuką. Aišku, priimti draugus negaliu, bet atsakyti klausimą tai netrukdo. Taigi, Vaiva klausia. Atsiprašau, jeigu skaitysiu ne visai rišliai, nes ir tekstas ne visai rišliai parašytas, bet vis dėlto. Klausimas yra geras. Labą dieną. Metu svorį, bet tuo pačiu ir tvirtinu kūną, nes nenoriu būti lenta. Vaiva, pirmas pastebėjimas, tai labai gerai, kad suvokėte ir teisingai formuluojate tikslus, kad svarbu ne tik tai numesti svorį ir būti lieknai, bet taip pat nebūti lenta, kaip jūs sakote, ir turėti kažkokias kūno formas ir linijas. Sportuoju 5 darbo dienas, į dieną praleidžiu 2 valandas salėje. Būna, kad ir 2,5 valandos. Iš karto vėl tada įsiterpinėsiu. Treniruotės yra gerokai per ilgos, netgi tuo atveju, jeigu jūsų tikslas yra mesti svorį ir deginti kūno riebalus, nereiktų sportuoti ilgiau negu valandą, o jeigu tai yra jėgos treniruotė plus iš karto po jos sekanti kardio treniruotė, ant kardio treniruoklių, tai neturėtų trukti ilgiau negu 1,5 valandos, 2 valandos arba 2,5 valandos, bet kuriuo atveju yra gerokai per daug. Gerai, ir tada toliau rašo, sportuoju 0,5 metų ir nukrito tik 6 kg, ir čia normalu. Sunku pasakyti, ar normalu. 6 kg per 0,5 metų, tai yra 1 kg per mėnesį. Ir tai yra 250 gramų per savaitę. Čia paprasta matematika. Nežinau, ar tai normalu, tai priklauso nuo kelių dalykų. Pirmas dalykas, nuo kokios formos jūs pradėjote ir kiek riebalų jūs turėjote tada, kai pradėjote mesti svorį. Kitas dalykas yra, kiek riebalų dar liko. Ir trečias dalykas, kaip jūs norite atrodyti, kokią formą norite pasiekti. Tad neturėdamas tikslesnių duomenų, tai yra ūgio, svorio, amžiaus, apimčių, o šiaip patogiausia yra matyti žmogaus nuotraukas, aš negaliu pakomentuoti, ar čia daug ar mažai. Vienoms numesti 6 kg yra mažai, reikia mesti dar 36, kitoms numesti 6 tai jau yra per daug, nes reiktų mesti tik tai 2 arba 3, tad kiekvienu atveju tai yra skirtinga ir nematydamas žmogaus tokiu būdu negaliu tiksliai pakomentuoti. Gerai, skaitau toliau. Po treniruotės neturiu laiko valgyti bent 2-3 valandas, o žinau, kad reikia raumenukus atstatyti. Taip, teisingai po treniruotės reiktų valgyti praėjus 30-45 minutėms tam, kad atstatytumėte raumenukus ir kad ne tik, kad riebalai degtų, bet turite valgyti tam, kad nesudegtų ir raumenukai. Gerai, toliau seka klausimas, gal galite patarti, kokį proteiną gerti, bet ne masę auginti, o atstatyti. Tai ir būtų tada tokiu atveju proteinas. Proteinas yra angliškas žodis, kuris reiškia baltymus. Ir optimaliausias variantas tada būtų paprastas išragų proteinas. Ir Vaiva, kaip supratau, jūs gyvenate ne Lietuvoje, tai galbūt Anglijoje, nesvarbu. Bet ant daugumos proteino, tai yra tų baltymų pakuočių, išragų baltymų bus parašyta whey protein. Tai va, šitas produktas jūsų atveju būtų optimalus, jis nėra pats brangiausias, bet jis yra tikrai geras. Ir tada klausėte, kad nemasę auginti. Jeigu nemasę auginti, tai jums ko reikia vengti, tai reikia vengti gainerių. Gaineriai irgi yra toks produktas, iš kurių daromi kokteiliai, bet kurių sudėtyje yra ne tik baltymų, bet ir angliavandenių. Angliavandeniai beje yra didesnė gainerių dalis negu baltymai, ir tų angliavandenių tarpe yra labai daug paprastų angliavandenių, tai yra cukraus. Taip, toliau. Prieš sportą geriu granatą, moterims, kur skirtas, atleiskite, tikrai nežinau, kas tai yra. Taip, toliau, čia labai ačiū už atsakymą. Dar pridursiu, kad sportas prasideda 12 val. Ir baigėsi 2:30. Tai yra, tad 2-3 valandas nėra galimybių pavalgyti. Aš lieku be pietų, o grįžus labai stipriai norisi pavalgyti. Na, klausimas baigėsi. Tai taip, tada vienintelis variantas yra iš karto po treniruotės gerti kokteilį. Tada, sakote, grįžusi, reiškia, jeigu po treniruotės kažkur grįžtate, arba spėju, kad grįžtate į darbą, siūlyčiau turėti bent kažkokį užkandį, kuris nebūtų sudėtingas ir kurį būtų galima lengvai valgyti mašinoje, kad ir kažkokie varškė su vaisiais, arba keli virti kiaušiniai,
arba omletas, kurį irgi galite su šaukštu suvalgyti, kaip aš šiandien ryte suvalgiau ir kėliau nuotrauką į Facebooką, suvalgiau mašinoje irgi tiesiai po treniruotės. Tad iš tiesų tas laiko tarpas 2-3 valandos po treniruotės, kuomet jūs nevalgote, yra labai kritinis momentas. Ir tai yra didelė klaida ir tą klaidą reiktų ištaisyti. Tad reikia tuo pačiu pasistengti, paieškoti ir įjungti šiek tiek kūrybiškumo, kaip paprastai tą dalyką išspręsti, kad vis dėlto net ir turėdama labai mažai laiko arba būdama tuo metu kelyje vis dar sugebėtumėte pavalgyti. Antraip, didelė to darbo dalis, kurią jūs atliekate per treniruotę ir didelė jūsų vilčių dalis, ko tikitės iš treniruotės ir kokių rezultatų iš to tikitės, nueina šuniui ant uodegos, tai gaila tų pastangų. Na gerai, sėkmės jums tada.